Pagaliau ir Palangoje atsirado vieta, kurioje galima ne tik skaniai ir sočiai pavalgyti, bet ir pažaisti boulingą. Jei manote, kad riebus katinas į Palangos boulingą savo didžiulę kompaniją atsiviliojo dėl noro išbandyti naują maitinimo įstaigą, tikrai klystate. Net gardus užkandžiai boulingo salėje nugulę ant mūsų stalelio negalėjo manęs atplėšti nuo boulingo takelio. Tikėsit ar ne, bet straikai man krito vienas po kito ir suskaičiuoti jų tiesiog neįmanoma, o pergalės laisčiau nealkoholiniais pieno kokteiliais. Bet po 2 valandų praleistų boulingo salėje alkio dėka aš supratau, kad maistą visgi myliu labiau nei boulingą. 2 puodinių barščių ir raugintų kopūstų užteko 6 asmenim pavalgyti. Naminių kotletukų porcijos taip pat būtų pilnai užtekę 3 asmenim. Po 3 ant mūsų stalo atkeliavo ir kiaulienos, ir vištienos kepsneliai, o kur dar prie jų garnyras. O bulvinių blynų mėgėjas mūsų kompanija jų atsivalgė ilgam. Ir neskubėkit sakyti, kad tai labai didžiulės porcijos, nes aš dar jums neparodžiau kilograminių šonkaulių porcijų. Šonkaulių porcijos buvo tokios milžiniškos, kad jų paskanauti užteko visai mūsų kompanijai. Katinienė vis dar bijodama po švenčių persivalgyti, pasitenkino krevečių salotomis. Tad jei ieškote, kur papramogauti Palangoj, rekomenduoju Palangos boulingą ir aišku skaniai pavalgyti resto barą Domino.